Daug baltymų turinti žuvienė tikrai nustebins jūs ir jūsų šeimą. Paruošiama labai greitai, užtruks vos 20 minučių, o ant stalo garuos tikras virtuvės šedevras. Tinka valgyti pietums ir vakarieniai. Jums reikės vieno poro, jį smulkiai supjaustyti ir salieros stiebą, juos pakepinti ant alyvuogių aliejaus, bulvytę, morkytę supjaustyti kubeliais, įpilti verdančio vandens, kad skoninių savybių neprarastų. Tuomet dėkite prieskonius, daržovių sultinio kubelį sutraiškitą, labai tinka ciberžolė, krapai, gali būti ir tų pačių petražolių įdėta. Jeigu turite šviežių krapų, bus dar geriau, tik šviežius krapus dėkite pačioje pabaigoje. Daržovės yra smulkiai kubeliai supjaustytos ir jų ilgai virti nereikia. Pabaigoje, likus kažkur apie 5-10 minučių, dėdama kubeliais pjaustytą žuvis, aš naudojau laukinę lašišą šaldytą, kurią atsišildžiau prieš gaminant sriubą. Ir galite dėti, galite nedėti makaroniukų, porą šaukštų ir virimo laikas tikrai viską sudėjus yra apie 20 minučių. Pabaigoje mes dedame Filadelfijos sūrio šaukštą, viskas išmaišoma, visa sriuba įgyja kreminį, geltonos spalvos atspalvį, paverdama porą minučių ir tiekiama gardi sriuba. Galima dar pagardinti šviežiomis petražolėmis ir ragauti. Skanaus!